Na ką, labas rytas visiems. Tai šiandien keliaunam iki mamukės, vežam mamai mašiną. Nors ir mano buvo sprendimas trečiadienį filmuoti ir galvojau, kad pavyks trečią video filmuoti trečiadienį, tačiau taip nepavyko. Tai vakar visą dieną praleidom prie kariuomenės kursų ir gal kokią 10 rinkomės ir aš baigiau spręsti kursus apie 1 nakties. Tai dabar varom išsimes šitas šiukšles, šitą dėžę ir tada lėksim iki namukų. Šiandien video bus šiek tiek kitoks, šiek tiek chaotiškesnis, nes jau pradedu ruoštis geriausios skyriaus varžybom. Tai reikia susikrauti nemažai daiktų, apskritai pasiruošti, susižiūrėti viską, kad nieko nepalikčiau, kad viską būčiau įsidėjęs, ko man reikės. Tai šiandien iš esmės diena ir yra apie tai. Tai kaip ir minėjau prieš tai, maniau, kad trečią video pavyks vėl filmuoti trečiadienį. Tačiau vakar turėjome intensyvią mokymosi dieną. Tai visą dieną nuo praktiškai 10 valandos iki beveik 2 ryto aš praleidau sėdėdamas prie kariuomenės mokymo. Tai vakar diena buvo pakankamai įdomi, bet tuo pačiu ir nuobodi. Šiandien diena irgi pakankamai chaotiška, kurioje nežinau, ką pavyks įdomaus jums surasti, bet manau, kad šitą parodysiu, kaip tokiam dalykui, kaip skyriaus varžybom yra ruošiamas. Tai nuveždamas daiktus tuo pačiu iš namų pasiėmiau keletą dar dalykų. Tai pasiėmiau tai, ką skolinau savo mamai praeitose pratybose. Kilimėlinės mano labai prastas ir dar keletą tokių smulkmenų, kurios padės viską gražiai surišti. Tai va, dabar manau gal be streso einam pradžiai atsigerti kavos ir tada galėsime eit ruoštis. Kaip ir gal kažkas žinot, esu vienam iš savo storiukų anksčiau minėjęs, jog noriu parašyti trumpametražio filmo scenarijų. Tai prieš kokius porą mėnesių būtent tai ir padariau. Turėjau konceptą jau iš seniau, tikrai neblogą idėją ir viską iš esmės pavyko pasidaryti. Tai tuo labai džiaugiuosi ir labai norėčiau tuo su jumis pasidalinti. Maniau, kad pavyks galbūt šiais metais atlikti filmavimą, tačiau nežinau, kaip išeis tiek dėl finansinės situacijos, tiek dėl apskritai visko, ką aš tik tais norėčiau tenais pasiekti, nes vėlgi reikia aktorių, reikia to paties finansavimo, reikia nemažai dalykų, kūrybinės komandos, didžiąją dalį galima būtų pasidaryti, nes stengiausi parašyti pakankamai paprastai. Bet apie tai greičiausiai daugiau papasakosiu sekančiam video. Šiandien šiek tiek apie kitus dalykus, o apie tuos kūrybinius, įdomius aspektus pašnekėsime vėliau. Tačiau vyko vienas labai smagus dalykas. Tai vakar su manim susisiekė žmogus. Gavau žinutę iš šio žmogaus su pasiūlymu vienam tokiam dideliam, rimtam projektui. Tai šis projektas bus vasarą. Iškart sutikau dalyvauti be jokių klausimų, be jokių nieko, iškart taip. Tai labai smagu, kad gavau tokią galimybę ir tikiuosi, kad ši galimybė man atneš daug praktikos, naujų žinių, kontaktų ir galbūt tai man ateityje padės įgyvendinti ir savo filmo idėją. Dėl filmo reikia dar šiek tiek iš tikrųjų pasiteirauti režisieriaus. Tai yra vietinis režisierius, jisai daugiausiai dirba teatre, bet žmogus turintis ilgametę patirtį, daugybę spektaklių ir manau, kad jisai man padės dar šiek tiek išdirbti iki idealumo tą scenarijų ir manau, kad ten bus tikrai geras produktas. Tai tiek apie šitus dalykus, tokios tos naujienos. Iš tiesų man asmeniškai labai smagu, gal šią sekundę tai ir nesimato. Bet iš esmės dabar tai aš esu ultra dideliam chaose, bandau sugalvoti, kaip čia viską šiandien suspėti, kaip čia viską susidėlioti, nes nenoriu pavesti ir tų kelių žmonių, kurie žiūri šitus video, noriu įkelti jį. Tai šiandien bandau iš toj chaotiškoj dienoj susidaryti kažkokį tais, planą ir sukurti įdomumą kažkokį, kad būtų bent šis tas
ką čia žiūrėti. Jo, ir dabar kipsime į darbus. Tie darbai čia aišku juokingi. Tačiau kaip ir su mama šnekėjom, šiandiena yra pilna tokių labai smulkmenų, labai smulkių dalykėlių, kurie atima daug laiko. Tai šiandien dar mane pamatysit ir be barzdos, liksiu tik tai su ūsais, tai gali būti, kad kitos savaitės video bus šiek tiek juokingesnis. Tai man atrodo, kad pradėsim nuo esminio dalyko, tai kuprinės. Ir susižiūrėsim visus šitus daikčiukus, kad nieko nepaliktume. Turiu pavyzdį, kaip žmonės dėjosi savo daiktus praeitų metų varžybom. Tai bandysim šitą dalyką atkartot. Maistas pas mane atkeliaus vėliau. Na ką, ilgai neužtrukau, bet užtrukau nemažai. Jaučiu, kad gal apie valandą kokią nors, kol viską susistačiau plius minus į vietas. Tai viską turim čia ant sofos. Ir jo, tai pagalvojau, kad gal visai įdomu būtų pamatyti. Į čia susidėjom visus daiktus, kurie keliaus kartu, bet jų gali prireikti, gali neprireikti. Žinoma, šalmas, kuprinė, kurioje dar trūksta maisto. Liemenę imam, nes greičiausiai gausim naujo tipo liemenes. Tai čia reikės tiesiog viską, kas yra nusiimti ir užsidėti ant kitos. Na ir žinoma, uniforma, kurią dėsiuosi rytoj prieš važiuodamas. Batukai ir šitoj kuprinėje yra kiti batai, su kuriais iš tiesų ir eisiu. Tai realiai daiktų tiek su šitais daiktais. Žinoma, reikės dar greičiausiai šiandien bent porą kartų viską susitikrinti, susižiūrėti, kad tikrai viskas būtų savo vietose ir nieko nepalikčiau, nes pakankamai svarbu tam tikrus dalykus turėti tam tikrose užduotyse. Tai šitie aspektai, tai aš manau dar šitą klausimą spręsime eigoje kartu su komandos nariais. Norėjau iš tikrųjų pašnekėti tiesiog apie patį pasiruošimą ir pačią tą visą, pavadinkim, motivaciją. Tai šiais metais perėjau kitą kuopą ir iškart norėjosi duoti duoklę, nes iš tiesų labai geri vadai, labai viskas, tiesiog žmonės faini. Ir apskritai man labai patiko grįžti ir smagu, kad čia mes mokinomės šiek tiek kitokių dalykų, negu aš mokinausi anksčiau. Tai iš esmės galbūt šitoj kuopoj koncentruojamasi yra į tam tikrus kitus dalykus, kurių kaip pavyzdys mes neturėjom senoje kuopoje. Tai smagu iš tos pusės, kad yra kažkas naujo, ką galima naujai išmokti, naujai pačiupinėti. Tai tas labai yra smagu. O pasiruošimas, tai sužinojęs ir porą kartų pabuvęs kartu su komandos nariais keliose pasiruošimo pratybose, iškart užsimaniau šiek tiek ir šiaip fiziškai būti stangresnis, gal pavadinkim. Tai norėjosi įdėti šiek tiek darbo ir tuo klausimu, kad nereikėtų visko daryti iš sveikatos, o galbūt naudoti daugiau jėgą, kurią pavyko, sugeneruoti per šitą trumpą laiką. Žinoma, ten, kad iš sveikatos reikės varyti, tai bet kokiu atveju, čia kaip niekada. Ir šiaip mes kaip iš tikrųjų juokiamės, aš kai praeitais metais ruošiausi maratono bėgimui, ar kad ir tam pačiam pusmaratoniui, tai tu ruošiesi vos ne pusę metų tokiam dalykui, tu treniruojasi, išbandai didesnius atstumus, didesnę apkrovą ir panašiai. O čia tiesiog tu ir tu, jeigu norit, važiuokit, darykit. Ir jo, toksai savanoriavimo per brūkšnelį atrankos klausimas, kas norės, kas dalyvaus. Tai tokia ir buvo mintis, iš tikrųjų pasiruošti, o ne varyti iš sveikatos. Tai va, dar vienas dalykas, tai dabar parodysiu. Čia šiandien sugalvojau, nežinau kiek šitas dalykas iš tikrųjų čia naudingas ir kiek jis aktualus. Bet va, pasiruošiau šiandien tokį lauknešėlį, pavadinkim. Tai turim kretino su BCAA, paprasto vandens, tada elektrolitų ir tada vėl vandenuko. Tai va, tokiu būdu bandau šiek tiek pasiruošti
šiaip, nes apskritai pirmas dalykas reikia skysčių, reikėtų tos pačius mineralus šiek tiek atstatyti, nes kasdieną mes tiek jų nesuvartojame, aišku, čionais galbūt tuos dalykus reikėtų daryti nebūtinai paskutinę dieną, šiek tiek ekstra bandymas dar savo suteikti kažkokį tais, kad ir placebo būdu pliusą ir jo, tai va, tai šitą dalyką spręsim. O dabar aš spėju, kad reiktų eiti po truputėlį imtis dalyko, kurio labai nenoriu daryti, bet atsikratyti savo barzdos. Ojojoj, traukiam mašinėlę, traukiam šukas. Tai iš esmės aš taip 100% net nežinau, ar būtinai reikia nusiskus, nes šiaip aš turiu leidimą turėti barzdą, tačiau kažkaip tokia mintis, kad ten skaičiuojasi kiekvienas taškas, kiekvienas klausimas, kiekviena klaida ir panašiai. Tai kam rizikuoti, kai galima nerizikuoti? Na va, su jumis jau sveikinasi šerifas Paukščių pienas. Ir jo, barzdos nebėra. Ir dar šiaip žiūriu aš pro tą langą ir šiandien pakankamai apsiniaukę. Rytoj nepranašavo nei lietaus, nei nieko. Man atrodo, kad mes turėsim linksmą bėdelę. Tai iš esmės šiandien daugiau kažkokių rimtų reikalų pas mane ir nebebus. Apart šitų daiktų, barzdos, aišku, maistą dar reikės susitvarkyti, dar bus šiandien ką veikti, bet tai aš mąstau, kad labai netempsiu į vakarą šio video ir manau, kad čianais mes jį užbaigsim. Suprantu, kad šiandien nebuvo labai įdomių ir kažkokių grandiozinių įvykių, bet kartais būna dienos ir tokios. Manau, kad kitą savaitę, kitame video šiek tiek pakeisiu galbūt visą idėją, nes matau, kad vienos dienos kartais neužtenka ir sudėtingiau įterpti kažką įdomaus, tada kada tą dieną galbūt turi tik tais keletą tokių kažkokių tais veiklų, kurios iš esmės atima daug laiko, bet nėra niekuom įdomios. Dėl manau, kad kitą savaitę skirsiu daugiau laiko papasakoti apie tai, kas vyksta su Act 1, kokius projektus žadame apsiimti. Apskritai papasakosiu daugiau apie tai, kas vyksta ir tai, ką aš noriu padaryti. Ir kitą savaitę, kompensuodamas šios dienos video, bandysiu sukurti porą vidosų. Nors ir nemėgsiu atsisveikinti, tariu jums sudie.